Kelk sėdmenis. 25 kortelė. Patogiai, maloniai. Atsisėdame ant kamulio, ant kėdės, ant palangės, ant stalo, kur jaučiatės maloniai, tvirtai, kad jausimėtės savo čia ir dabar gerai ir tvirtai jausimėte visą paviršiaus dangą. Taigi kviesiu šiandien jūs į challenge'ą, į sėdmens dubens lanko tvirtinimą, ko mums šiandien reikės, taigi nieko, tik savo kūno ir jį pajusti ir stiprinti iš raumenuko. Ką padarysime, susipažinkime su judesiu. Pagal savo galimybės laisvai apkabiname kelį, nesugriūkime tam, kad stabilizuotumėme savo kūno padėtį, nes juk žinome, kai dubens langas nestabilus, kas susiranda, dubens langą dažnai po tokioj padėtį pakyla. Ir viskas kinta, krenta, įsivaizduokite, ar čia kalnas ir viskas po to krenta. Tai lygiai taip pat gali būti šiandien ir su jumis. Tai ko mums reikia? Stabilumo. Susipažinkime su judesiu, kiek įmanoma, išsakykime savo kūno padėtį tiesiai, pėdutės lygiai greičiai tiesiai, keliukai nežiūri išorę, lygiai greičiai žiūri tiesiai, kaip šiandien man išeina. Ir pasivartaliojame pirmin, atgal, pirmin, atgal. Jaučiam stabiliai su rankom sujimtą kelį priešingos kojas, priešingą tą kitą koją stabiliai padėtą ant žemės. Ir jaučiu, kaip remiasi judesys į žemę. O dabar pakylam. Skatinam iš inercijos, iš įtempto raumenuko pakilti. Kiek įmanoma, išlaikau savo kūno padėtį tiesiai. O dabar padarom viską lygiai taip pat ir su kita koja. Kai jaustas jau stabiliai, gerai, kviečiu į challenge'ą. Nebe iš pagalbos, o iš lygiagrečiai šitoj padėtį, kurioje esu. Bet dirbame iš raumenukų. Įtraukiame pilvą, sustangriname, įtempiame kojas, sėdmenis ir atliekam judesį. Visą tai atliekame su kvėpavimo pagalba. Įkvepiam su judesiu, pakylam, su judesiu nusileidžiam, iškvepiam. Taigi. Kiek leidžia galimybės, stabiliai pečiai, dubens langas, žiūri tiesiai ten, kur esu. Kelk sėdmenis.